Fariziejų liga. Nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau teisiųjų šaukti, o ne nusidėjėlių. Evangelija pagal Morkų, 2 skyrius, 17 eilutė. Jėzus gavosi paslėpė muitininkų namuose, o prie pietų stalo daug Dievo kolegų ir kitų nusidėjėlių. Muitininkai buvo itin korumpuoti žmonės, reikėtojantis pinigus iš kitų. Visai panašiai kaip mafija. Fariziejai negalėjo suvokti, kaip Jėzus sėda kartu su nusidėjėliais ir valgo. Be to vyravo tokia džiugi atmosfera, tai fariziejus dar labiau jo jaudino. Visi pažįstam tą jausmą, kažkam kyla puikiai idėja, arba staiga užplūsta džiaugsmas ir tada kažkas nesusilaiko nuo religingo komentaro. Taip, bet dažniausiai pradedama tokie yra žydų grovėjai. Jie žino viską, o ypač blogus pavyzdžius ir patirtis. Jie akivaizdžiai nepažįsta tikrojo Dievo džiaugsmo, tam ir leidžiami įstatymai. Kuomet mes neatleidžiame kitiems bei savo pačiam, greitai prarandame santykį su Jėzumi, o ėjimas lieka dalykas, paremtas įstatymais, tiesiog teologija, nuomonė. Turime ne tik mes patys, o ir kiti negali vien tik įstatymą laikytis. Dėl to ir smerkiame save pačių, o taip pat ir kitus. Blogai. Tuomet pats tampi kupinas kartais savęs pasmerkimo. Grįžk pas Jėzų. Pagalvok apie meilės jam ugnį. Jis jau laukia tavęs pačiai išskėtęs rankas. Jis atleido tau visus pasmerkimus, visas klaidas, visas nesėkmes. Ateik pas jį ir būk saugus. Įstatymai krikščionis beveik niekuomet nebūna džiaugsmingi. Įstatymas jiems kerta ir kelius. Ar dar bepažįsti Jėzus džiaugsmą savo širdyje? Jėzus žino apie mus bei mūsų ligas. Jis ateina pas mus, nusidėjėlius ir neteisuosius. Jis ateina pas muitininkus, pas laisvo elgesio mergelės, pas girtuoklius, vagis ir svetimautojus. Jis žino apie nužudimus, lygiai pat kaip apie palaidus kažkokius, kurie tiek neramumų įneša. Jam kiekvienas nusidėjėlis yra laukiamas, nes jis kiekvieną besąlygiškai myli. Jis yra vienintelis galintis nuplauti visą nuodėmių purvą. Jis yra vienintelis galintis pripildyti džiaugsmui prislėgtą sielą, lengvo elgesio merginas ir vaikinus. Jis ir vėl gali padaryti chorais. Nekaltais jis atleidžia nuodėmes, sunaikina jų pėdsakus mumyse, atnaujina mus iš pagrindų, o nusidėjėliai pulkite į Jėzus glėbį. O Jėzau, kaip tu mus myli, kaip reikia tu mumyse gerus dalykus, kurių daugiau niekas kitas nemato. Tu gali atleisti, atnaujinti, tu esi puikus, nuostabus, besąlygiškas, kadangi tu pirmas mane pamiltai, kai aš dar buvau nusidėjėlis. Dėl to myliu tave iš visos širdies. Amen.